Sveiki, su jumis prie X-Sektor ir aš Aurelija. Mūsų laidą galite rasti YouTube kanale X-Sektor Lietkabelio fanai. Šios dienos svečias per karjerą jau 3 sezoną Lietkabelėje žaidžiantis jaunasis talentas Mantas Rupštavičius. Labas, Mantai. Labas, malonu už pakvietimą. Tai jei ne tavo tėtis, ko gero būtum buvęs futbolininkas? Nežinau, ko gero gal taip, bet jo, kai buvau mažas, lankiau krepšinį ir futbolą. 2 treniruotės eidavau į krepšinį, 2 treniruotės į futbolą, bet tėtis buvęs krepšininkas patarė geriau pasirinkti krepšinį. Nepakai už tokį griežtą žodį ar paliepimą, kaip pasakyti? Kai mažas buvau, tai atrodė, kad buvo kažkiek pikta, bet paskui supranti, kad pasirinkau gerai. O kodėl norėjai žaisti futbolą? Nežinau, gal toj 1 klasė ar darželį, kiek prisimenu, tiesiog daug mano draugų žaidė ir aš norėjau pabandyti. Ar turi mėgstamiausią futbolo žaidėją? Jo, tai Lionelis Mesis. Ar teko matyti gyvai žaidžiant? Ne, gyvai neteko, bet norėčiau. Bet jau turbūt nebespėsiu. Supratau. Kurią komandą palaikai futbolą? Barcelona. Tavo tėtis savo laiku buvo labai talentingas žaidėjas, puikiai valdė kamuolį. Ar daug patarimų ar labiau kritikos sulaukė iš tėčio? Tai pasakyčiau ir to. Gal kai buvau mažas, daugiau tų pastabų, vis tiek daugiau tų klaidų darydavau, tai daugiau tų duodavo, kaip sakyti, ir pamokydavo, ir tų pastabų tikrai daug sulaukdavau po kiekvienų varžybų, net ir po gerų, tarkim, rungtynių, vis tiek sulaukdavau tų pastabų. Griežtas? Jo, griežtas buvo, jo. Ypač ant krepšinio. Supratau. U20 laiku tapot Europos vicečempionas, išrinktas į simbolinį 5. Kaip tokie dalykai tave motyvuoja eiti toliau ir nestovėti vietoj? Tai ten vis tiek buvo, kaip sakyti, dar toks jauni krepšinis, nežaidžiau su vyrais, profesionaliam krepšinį nieko nepasiekęs, tai tas tikslas ir yra, kad pasiekti kažką vyrų krepšinį, tai todėl ir nesustoji, eini toliau ir bandai tobulėti ir bandai įsitvirtinti vyrų krepšinį. 38 taškai prancūzų krepšį. Kas dėjosi tavo galvoje tada? Tas krepšys kaip baseinas gal kaip atrodė tau, užkirmetį iš ten pataikiai? Tai tą dieną taip atrodo, bet kad prisimint kokie labai sunku prisiminti, nes labai daug emocijų buvo, vis tiek buvo ketvirtfinalis ir prancūzai, bet tikrai, kiek prisimenu, po rungtynių pats sunkiai patikėjau, kad tiek pavyko pelnyti taškus ir iškovojom pergalę prieš tikrai. Prancūzai buvo laikomi favoritai, tai buvo tikrai malonu. Taip. Savo rezultatyvumu tada ir aplenki Macijauską Arvydą. Žinai, pačiam malonu? Tai aišku, vis tiek. Miegoji naktį? Miegojau, nes kitą dieną kitos rungtynės jau pusfinalis. Bet sunkiai. Visą laiką po rungtynių sunkiai užmiegu kažkiek. Tos emocijos visą laiką, kaip sakyt, būna galvoje, tai, kaip sakyt, reikia nusiraminti, bet sunkiau užmigti. Matėsi, kad komanda labai gerai sutarė tarpusavę. Kaip tu pats manai, kas tai paskatina, kad geras ryšys tarp komandos draugų atsiranda? Tai visų pirma, manau, tie veteranai mūsų sujungė, kaip Vytenis, Gabrielis. Ne, aš kalbu apie U20. Apie U20 čia. Tai apie U20, tai nežinau, tiesiog daug visus pažinau, visi, galim sakyti, draugai geri. Kartu žaidėm ten moksleivių krepšinio lygą, vieni prieš kitus žaidėme, tai nežinau, buvo labai lengva su visais susibendrauti ir kartu žaisti mums labai gerai sekėsi. O tais pačiais metais tu prieš žaidžiant tam Europos čempionate jau buvai pasirašęs su Lietkabeliu sutartį? Jo, ten prieš... Ar veikia tavo žaidimą tas kaip nors žinojimas, kad pasirašai, ta prasme, kad labiau stengiasi, ar neturėjo tai įtakos? Gal kaip tik laisvumas atsirado labiau, nes tu jau buvau pasirašęs tą kontraktą ir žinau, kad tikrai būsiu Lietkabelį ir dabar mano tas, kaip aš pasirodysiu, nelabai kas priklausys, nei ten mane kažkokie klubai pastebės, ar aš ten pasirašysiu geresnį kontraktą, tiesiog mėgaujuos krepšiniu tą čempionatą ir gerai pavyko. Ar gerai atsimeni savo 16 metų pirmą kartą Lietkabelį? Kaip atrodė tau tada
tas debiutas, kaip pasakyti, vyrų krepšinio lygoje tada? Tai prisimenu, kad iš pradžių Gintaras Kadžiulis dar buvo ir tada mane pakvietė į tas pirmas treniruotės. Tai tikrai buvo tas pirmas treniruotės labai baisu eiti prie vyrų, vis tiek tu jas žiūrėdavai per televizorių ar arenoje, bet su jais, kaip sakyti, niekada nebuvai susitikęs ir nežaidęs. O čia reikia stumdytis. Jo, dar reikia stumdytis, tai va, tas buvo tikrai labai. O pirmas rungtynės pameni? Prieš Ryto komandą berods 2 taškus buvo. Jo, primenu. Dar po rungtynių man gimė šitos pirmus taškus. Martynas Purlys ir komanda palunojo ten tokį nuotrauką su rėmeliu, kad jo pelniau tos 2 taškus, tai dar pas mamą namie yra padėta. Tikrai faini prisiminimai. Dabar dar kartą atėjai, būdamas Lietkabely 20 metų, jau ir sutvirtėjęs ir viską. Kaip tau, ar pačiam tai yra motyvacija žaisti už savo gimtąjį miestą, nežinau, ar tai prideda papildomos motyvacijos tenktis? Aš manau, kad jo, nes vis tiek, kai buvau mažas, vis tiek eidavau žiūrėti rungtynių. Dar to metinio Techaso, prisimenu, eidavau rungtynę žiūrėti, paskui ir Lietkabelio, kai Lavrinovičių žaidė ir finale žaidė, tai manau prideda, vis tiek ateina ta geri draugai, daug draugų susirenka rungtynės pažiūrėti šeima, tai tas tikrai motyvuoja. Kaip skiriasi tavo paties vaidmenis Rūbinėje, lyginant visus 3 žaidimų sezonus? Ar kuo vyresnis, tuo drąsesnis, ar vis dar reikia klausytis Vytenio ir Gabo? Aš toks Rūbinėje esu tylesnis žmogus, tai nelabai aš ten reiškiasi, bet Vytenio ir Gabrielius visą laiką reikia klausyti, vis tiek vyresni, jo, tai reikia jų paklausyti. Ar yra iš Lietkabelio žaidėjas, kuris tau būtų kaip pavyzdys patarėjas tavo? Tai kaip ir sakau, tas pats Vytenis vis tiek daug metų aukštam lygiu žaidė, tas pats Gabrielius, kaip prižiūri savo kūną, tai jie ir yra tie didžiausi pavyzdžiai, kaip reikia išlaikyti savo formą, kaip reikia prižiūrėti savo kūną ir treniruotis. Duoda patarimą? Jo, visada. Pasinaudoji? Tai bandau kiekvieną patarimą pasinaudoti ir tai bandyti tą daryti ir aikštelėje. Supratau. Ar vis dar jaudinės prieš rungtynes, ar tai jau tapo įprasta? Taip, visą laiką jaudinos ir jeigu nesijaudinčiau, tai čia kažkas tada būtų blogai, manau, jeigu aš nesijaudinčiau, nes, kaip sakyt, kartais, kai būna vasaros atostogos, ar kartais pasilgsti to jaudulio? To jaudulio, jo. Tai nežinau, man tas labai reikalinga ir man tas padeda susikauti prieš rungtynės. Ką tau reiškia toksai trenerio pasitikėjimas? Tai daug ką reiškia tikrai, nuo 16 metų aš su treneriu Nenadu pažįstamas, tai tikrai palikau Lietkabelį, iš Žalgirio Dubleris išvažiavau, tada jis mane vėl pasikvietė, tai tas dabar vėl buvau išmykęs metams, vėl jis manęs norėjo, tai tas tikrai labai daug reiškia ir man smagu, reiškia, kažką darau gerai. Tavo akimis, koks yra treneris Nenadas? Kaip tavo atžvilgiu? Visų pirma, tai labai paprastas žmogus. Jis kaip ir buvęs krepšininkas, jam tikrai daug lengviau bendrauti su mumis, su žaidėjais, nes jis pats žino, ką reiškia būti žaidėjų, kaip su to stresu susidaroti. Ir tikrai visų pirma, tai labai geras žmogus, su kuriuo gali pašnekėti ir apie gyvenimą, ir duos tų patarimų ir visko. Prasidėjo jau reguliarusis LKL sezonas. Ar tau atrodo, kad šiais metais lyga yra kaip niekad stipresnė? Atrodo, kad kiekvienais metais vis ta lyga stiprėja. Dabar tie 2 klubai, kaip sakyt, praeitais metais paliko LKL Pasvalys ir Gargždai. Dabar, manau, tos komandos tokios tapo lygesnės, daug lygesnės. Ir tikrai, manau, prieš 2 metus, kai buvau, LKL'as patobulėjęs. Daugiau tų stipresnių ir legionierių nusiperka klubą ir gal tas, nežinau, aš apie tą finansavimą, bet gal ir finansai pas klubus didesnių kažkiek. Ką veiki kelionių metu? Skaitai ar muzikos klausaisi? Dažniausiai tai Netflix'ą kažką žiūriu. Filmus? Kažką
serialą ar filmą kažką Gal prisisiunčiu. patarsi kokį pasižiūrėti gerą? Dabar žiūrėjau paskutiniu metu apie tuos brolius Menendesus, kur nužudė savo tėvus. Tai tokį žiūrėjau. Vau. Koks tavo yra hobis? Ką dar mėgsti veikti be krepšinio? Be krepšinio, tai mėgstu šiaip pažaisti kompiuterinius žaidimus, kai turiu daug laisvesnio laiko. Koks tavo mėgstamiausias kompiuterinis žaidimas? Tai gal FIFA, sakyčiau, futbolą pažaidžiu ir... Mano sūnus irgi žaidžia FIFA. Tai FIFA nežinau, šiaip kai vasara būna, tai nežinau, nuvažiuoti prie pajūrio, pailsėti, pasivaikščioti su draugė ar kažką, kažką tokio. Kas tave paskatino ir kaip sugalvojai pradėti legionieriaus karjerą Australijos lygoj? Tai visų pirma, mano agentas man pasakė, kad kažkiek yra susidomėjimas iš Australijos lygos, o Australijos lyga yra, kaip sakyti, ten suvažiuoja daug skautų iš NBA, pasižiūrėti, kaip tu žaidži ir yra daugiau galimybių prasimušti į NBA ar būti išdraftinam. Tai manau buvo gera galimybė, plus aš esu jaunas, norėjau pabandyti tokį kitokio krepšinio pažaisti. Ten iš tikrųjų tokia fiziška lyga, kaip visi taip šneka? Gal fiziška, nepasakyčiau, kad labai fiziška ir skiriasi nuo Europos, bet daug greitesnė lyga negu Europai. Ten daugiau tų atakų, daugiau greito puolimo, tai gal to labiausiai įsiskyrė ta lyga negu Europai. Ta programa Next Stars, kokie jos čia pagrindai? Tai čia lyga sukūrė tos Next Star, kiekviena komanda gali pasimti po vieną žaidėją jauną, kuris dar gali būti draftuotas kitais metais. Tai Naujosios Zelandijos komanda tą pasiūlymą pateikė man ir aš sutikau. Kokie ten buvo pliusai žaidžiant? Ta prasme, kaip viskas atrodė, kaip rūbinė, kaip gyvenamoji vieta? Tai gyvenimas buvo pasaka, galiu pasakyti. Vis tiek ten žaidėme, tas sezonas vyko vasarą, kai ten vasara, nes kai čia žiema, ten vasara, tai tas visų pirma buvo labai gerai. Praleidau lietuvišką žiemą visų pirma. O gyvenimas irgi, kaip sakyt, viskas labai gerai, žmonės labai draugiški, maistas labai geras, komandos draugai irgi labai geri buvo, viskas labai patiko ir labai džiaugiuosi, kad ten nuvažiavau. Faktas. 2 rungtynės tenais praleidai dėl traumas. Po to truputėlį davė epizodiškai tik pažaisti. O ko vėliau tuo minutės labiau didėjo? Ar labai buvo tau sunku adaptuotis tenais? Žaidimą kas liečia? Jo, tai iš pradžių, kai pasirašyme patyriau traumą, tai gal nežaidžiau mėnesį su pusę. Tai gal kažkiek tas sutrukdė, nes vis tiek pirmi metai atvažiuoja iš Europos, nori kažką įrodyti, treneriui parodyti, ką sugebi, bet to negalėjau padaryti ir gal ta sezono pradžia buvo tokia sunkesnė. Bet paskui viskas gerai, įsivažiavau treniruotėse, treneriui parodžiau, ką galiu ir paskui jis manim pasitikėjo ir leido žaisti. O kaip tau pačiam buvo Naujosios Zelandijos ir Australijos gamta? Pavyko ką įdomus pamatyti? Kengūrą matei? Kengūrą mačiau, jo, mačiau daug. Zoologijos sode buvau Australijai ir Zelandijai. Tai. Bet jo gamta šiaip skiriasi Australija nuo Zelandijos. Zelandija toks labiau daugiau tokių miškų, paparčių visokių. Ten tų tokių pavojingų gyvūnų nėra iš vis, nei varų, nei žinduolių kokių pavojingų. Kaip sakyti, ten labiau kalnuota. Australija tokia labai gražus paplūdimiai, tų gyvūnų daug pavojingesnių, varų, gyvačių. Susidūrei? Susidurti neteko, bet irgi mačiau daug tų zoologijos sode, tai tikrai netekau žadą, nes šiaip pat varų labai bijau, tai išsigandau pamatęs didelį vorą. Bet paliko įspūdį tikrai kitokia gamta. Ar treneris Laimonas Aglinskas prieš vykdamas į tą pačią komandą, kur žaidėjai, klausė tavo nuomonės? Taip, klausė, kalbėjomės vasarą su Laimonu. Aš jam pasakiau, kad ten tikrai gera vieta ir manau, kad tau vertėtų pabandyti. Tikrai gera patirtis ir dar plus yra į Ameriką skrydom žaisti 2 draugiškas rungtynes su NBA klubais, tai vėlgi kitokia patirtis ir ta pati
kaip ir sakiau, kitas krepšinis, kita lyga, tai smagu tai visą patirti. Netgi buvai pakviestas ir į vyrų rinktinę Lietuvos. Ką tau reiškia toks kvietimas? Tai čia vienas iš svajonių įsipildymų šiaip, nes vis tiek tą krepšinį pradedi žaisti, pirmiausia, matai tą ir stebi tą Lietuvos vyrų krepšinį rinktinę, prisimenu dar 2011 metais, kai pralašė tiems makedonams ketvirtfinalį, čia kai Lietuvoje vyko tas čempionatas, tai šitas labai yra įsiminęs, kai verkiau visą vakarą, negalėjau užmigti, tai va, jo, tai va, tas ir nežinau, ta meilė krepšinio ir atsiranda nuo tos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės, tai reiškia labai daug. Atsimeni savo debiutą prieš Vengriją? Jo, atsimenu kažkiek. Aišku, visko neprisiminsiu, nes daug tų emocijų ir viso ir streso. Buvo jaudulio? Buvo daugiau negu taip kokias rungtynės LKL ar Eurocup'e. Kaip įvyko kvietimas į NBA G lygos stovyklą? Kaip viskas tenais atrodo? Čia apie vasaros lygą? Taip. Tai manęs neišdraftino tą naktį ir kitą rytą agentas prašė, kad mane nori pasikviesti Golden State Warriors į vasaros lygą sudalyvauti. Tai aš ir sutikau ir buvo labai gera patirtis. Vėlgi vėl kitas krepšinis, kiti greičiai. Kaip ten viskas atrodo? Kitas fiziškumas. Ten atrodo viskas, visų pirma, tai ten komandos tikrai turi daug tų pinigų ir tos sąlygos yra labai geros. Nežinau, maistas, gali viską daryti ir masažai ir visko, ko tik nori, tau tik tai reikia treniruotis ir tobulėti. Tai va, iš tos pusės mane labai nustebino, o pati vasaros lyga tai buvo tikrai labai įdomi ir, kaip sakyti, susipažįsti su nauja žmonėm, užmezgi naujus ryšius, tai va. Stepą Curry matei? Jo, dar pasisveikinu su manimi, tai tas va irgi labai įsiminė. Smagu? Jo, smagu buvo. Tau šį sezoną yra keliami labai dideli reikalavimai ir iš komandos, ir iš žiniasklaidos, ir komandos, ir galių. Kaip sekasi tau nuo visų šitų komentarų atsiriboti? Ar kaip tik tai prideda papildomos motyvacijos? Tai manau, šiais laikais neįmanoma visiškai atsiriboti nuo šių dalykų, nes vis tiek visi turim tuos ir socialinius tinklus ir viską. Nežinau, priimu tai kaip iššūkį, bandyti su juo susitvarkyti ir tiesiog visų pirma, tai mėgautis tuo krepšiniu ir padėti savo komandai, o paskui tik tai žiūrėti, kaip man sekasi ir taip toliau. Prasidėjo LKL ir Europos taurės sezonai. Kokius matai skirtumus tarp Lietkabelio lyginant su tavo ankstesniais sezonais? Nežinau, komanda, kaip sakyti, treneris mėgsta surenka tuos žaidėjus, kurie mėgsta žaisti komandoje, nežiūri savo statistinių rodiklių, tai nepasakysiu, kad komanda labai pasikeitusi, tai gal mes labiau jaunesnė komanda šiemet esam, nes tikrai turime daug jaunesnių žaidėjų. Bet pas Nenadą tos komandos yra tikrai labai komandiškas ir nelabai galėčiau. Jos gan panašios yra. Nesenai buvo rungtynės su Vilniaus Wolves. Beveik visas rungtynės vedėt į priekį. Ketvirtam kėliny šiaip ne taip keliais taškais. Kodėl taip nutinka? Kas nutinka, kad beveik laimėtas rungtynės vos nepralaimėt? Tai manau buvo tikrai geras rungtynės. Pirmoji daly gal mes susimetėm kiek sunkesnius metimus, o antroji dalyje gal davė mums didesnį fiziškumą, mes gal kažkiek kitai neatsakėme, jie susimetė savo metimus ir nežinau, tai tiesiog krepšinis toks yra. Kartais viena komanda duoda spurtą, paskui kita komanda duoda spurtą. Tai... Nesenai ir išvykai žaidėt prieš Turk Telekom. Labai nedaug atkakli kova buvo ir nedaug
pritrūko? Kas ten buvo? Ten buvo pralaimėjimas. Bet dėl ko? Nu, ta prasme, vis tiek visko taip. norisi iki galo, kad ir atrodo tiek nedaug. Tai daugam žaidėjų buvo tas, kaip sakyti, debiutas, gal tos pirmas rungtynės išvykoje, vis tiek Turkijai gan sunku žaisti ir fanai ten tikrai garsus pas juos, gal galiu pasakyti, gal nebuvom tiek patyrę, dar prieš sezoną gal neturėjom tokių stiprių priešininkų ir gal nebuvom jiems taip visiškai fiziškai pasiruošę ir psichologiškai. Tai manau, nugalėjo jie gal su tuo tokiu patirties klausimu. O kas vakar nutiko namuose ketvirtajame kėliny prieš HPL komandą? Ketvirtajame kėliny, kaip sakyt, gal... Pirma pusė atrodo tokia buvo gera ir vedėt ir viską. Nežinau, jie pakeitė savo gynybos taktiką, mus tai išmušė, manau, antroje pusėje ir negalėjome tiesiog užpulti. Negalėjom užpulti prieš jų besikeičiančią gynybą ir nepataikėme kelių laisvų metimų ir jie tiesiog pabėgo. Jeruzalės HPL yra tikrai labai gera komanda su dideliu biudžetu, su gerai žaidėjais. Tai, aš neskaičiu, kad gal tas -20 rezultatas parodo tas rungtynės, nes mes nebuvom tokie blogi, kad būtų -20, bet tiesiog tam paskutinį kėlinį, paskutinėse minutės tiesiog sustojom ir nebegalėjom užpulti prieš jų tą gynybos sistemą. Ką manai apie teisėjavimą vakar dienos? Nežinau, teisėjimas kaip teisėjimas, gal buvo pora švilpukų, kurie galėjo į mūsų pusę labiau sušilti, bet nemanau, kad teisėjai nulėmė rungtynių baigti. Kas paskatino tave šį sezoną rinktis Lietkabelį? Juk visi svajoja apie Žalgirį ir Eurolygą. Tai man dar iki Eurolygos reikia daug dirbti ir tikrai dar nesu pasiekęs to lygio. Nežinau, pasiilgau namų, vis treneris, vadyba norėjo manęs čia ir nusprendžiau grįžti. Tikrai Lietkabelį jaučiuosi laimingas prie savo šeimos, prie draugų, tai malonu atstovauti savo gimtajam miestui ir tikrai žinau, kad čia patobulėsiu. Kaip vyksta tavo pasiruošimas rungtynėms? Kaip ruošiesi, pavyzdžiui, rungtynių dieną? Taip. Rungtynių dieną, tai dažniausiai rungtynių dieną atsikeliu, pasimankštinu, papusryčiauju, dažniausiai tai būna košė, paskui būna, jeigu namie žaidžiam, tai pamėtymas su komanda, po pamėtymo pavalgau pietus, dažniausiai būna makaronai, angliavandenį, ir būtinai tada pamiegu kokią virš valandos, kaip sakyt, tą nepą padarau ir paskui eini ruoštis rungtynėms. Tokių kaip ritualų ten ar kojinę užsidėti nelabai turiu. Supratau. Kokie yra tavo asmeniniai tikslai šį sezoną? Asmeniniai tikslai būtų tiesiog patobulėti visuose aspektuose, bet visų pirma padėti komandai pasiekti kuo geresnių rezultatų. Asmeniniai dalykai yra antroje vietoje, tai eina po komandos. Ar turi iš dabartinio ar iš buvusių krepšininkų kokį tai tą autoritetą, į kurį norėtum lygiuotis? Tai nebūtinai, kad būtų ar tai lietuvis ar... Autoritetas, nežinau, aš gal toje kaip tiesiog man patikdo Mantas Kalnietis labai, kai vyrų rinktinį žaisdavo, autoritetas. Sakau, Mantas Kalnietis gal. Mantas Kalnietis iš tų vyrų... Kodėl? Nežinau, kaip ir sakau, ta meilė krepšinio atsirado, kai stebėdavau vyrų krepšinio rinktinę. Tai manau, tie žaidėjai ir yra tie autoritetai didžiausi. Kokios tavo svajonės? Svajonių daug turiu, bet, kaip sakant, tos svajonės kartais mėgsta tylą. Tai nežinau, daug tų svajonių yra ir su krepšiniu susijus, ir ne su krepšiniu, bet
Ateityje, kur norėtum labiau žaisti NBA ar Eurolygą? Net nežinau, šiaip ir tas Eurolyga irgi yra labai aukštas lygis, irgi viena iš svajonių, bet NBA yra dar aukštesnis lygis, ten žaidžia geriausi visi pasaulio krepšininkai, tai manau NBA yra tas aukščiausias lygis ir ta didžiausia svajonė. Nu, gal ir pabaigai, ko palinkėtum Lietkabelės ir Galiam šiame sezone? Tai Lietkabelio fanam palinkėčiau toliau mus taip aistringai palaikyti kiekvienose rungtynėse, kad jeigu ir bus šį sezoną tų dobelių, nenustoti mumis tikėti ir palaikyti mus visose rungtynėse. Ačiū. Dabar dar keletą klausimų iš X-Sektor Facebook paskyros. Vaidas klausia, kaip manai, kokį talentą paveldėjai iš savo tėčių Dariaus? Gal gali įvardinti konkrečiai, ką pasiėmė ir ką naudoji žaisdamas krepšinio aikštelį? Talento tai nežinau kokį, ar įvardinsiu tiesiog, gal mano tėtis anksčiau buvo tas RKL treneris, kai žaisdavo regionų krepšinio lygoj, tai gal tiesiog išmokau to krepšinio detalių, kaip skaitytas šiek tiek tas situacijas, bet daugiau tai nežinau, tiesiog sakau, gal tas detalės krepšinio išmokau iš jo. Kokia buvo tavo tėčio svajonė, kurią tu taip pat norėtum įgyvendinti? Nežinau tėčio svajonių, bet manau būti krepšiniu gal tiesiog. Supratau. Vitalij klausia, koks tau geriausias visų laikų Panevėžio krepšininkas? Tai arba Mindaugas Lukauskis arba Gintaras Kadžiulis būtų. Ir Giedrius vėl su savo panom. Žodžiu, klausia, kokios tau merginos patinka? Čia turėjo galvoj, ko gero, plaukų spalva. Tai aš turiu merginą, tai mano merginos plaukai patys gražiausi. Supratau. Prie to pačio gal galėtum daugiau papasakoti apie ją? Kiek jūs laiko kartu? Mes jau 4 metai kartu. Ateities planai kokie? Nežinau, laikas parodys. Ką jį veikia, kuo užsiema, kaip tu sportuoji, ar esi išvykęs? Tai jinai irgi sportuoja, užsiema, eina į sporto klubą, mokosi, studijuoja. Naglis klausia, jei ne krepšininko karjerą, kokį kitą kelią būtum pasirinkęs? Nu, čia nežinau. Sunku pasakyti. Tai, bet manau vis tiek būtų kažkas susijęs su sportu, nes mėgstu sportą ir būčiau kažkoks sportininkas. Dar taip pat Naglis klausia, ar buvo kokių juokingų nutikimų istorijų iš metų praleistų Australijoje? Man gal juokingiausia, kad mano generalinis vadybininkas kartu buvo ir rungtynių pranešėjas ir jis labai per tos minutės pertraukėlės užvedinėdavo publiką ir būdavo tikrai juokingas vaizdelis. Rasa klausia, ar tikėsi, kad dar grįši žaisti Lietkabelį? Jo, kažkiek tikėjausi vis tiek ir Australijai žiūrėdavau Lietkabelio rungtynės, stebėdavau vis tiek. Nenutolai? Nenutolai tikrai ir palaikydavau ryšį ir su kai kuriais žaidėjais, tai buvo kažkur tai pasąmonė, kad dar grįšiu. Supratau. Dar turim tuos žaibo klausimus. Galima? Galima, aišku. Instagramas ar Facebookas? Instagramas. Gazuotas vanduo ar paprastas? Paprastas. Mesis ar Ronaldo? Mesi. NBA ar Eurolyga? Žiūrėti Eurolygą. Šuo ar katė? Šuo. Rytinė ar vakarinė treniruotė? Vakarinė. Atostogos Lietuvoje ar užsienyje? Lietuvoje. Filmas ar knyga? Filmas. Skambutis ar SMS žinutė? SMS žinutė. Medalis ar olimpiada? Olimpiada. Tai ačiū Mantai tau, kad atėjai. Gero tau sezono. Užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, o mes susitiksim Kalnapilio arenoje. Ačiū. Ir ryte.